Tai pirmasis antrakursio doktoranto Daliaus projektas. Vaikinas sako, kad nuo kažko pradėti reikia. Kažkas pasakytų, nieko savo pradžia. Daliui tenka labai atsakingas momentas. Jam reikia išpjaustyti brėžiniuose atvaizduotas detalės. Jos bus pirmojo lietuviško palydovo korpusas. Detalių, jeigu surinkti vieną korpusą, tai reikia pagaminti šešias detalės reikia pagaminti vienam palydovui. Kadangi daromas ne vienas palydovas, jos tiesiog analogiškai kartojamos. Medžiagą, iš kurių reikia išpjaustyti palydovo korpusą, griežtai reglamentavo NASA. Ji nurodė, koks būtent turėtų būti aliuminis, kad atlaikytų kosminės sąlygas. Tiesiog tai yra aliuminis, kuris sertifikuotas, jis turi tam tikrą atsparumą, terminį atsparumą, vibracinį atsparumą, stipruminį atsparumą, tai yra nurodyta sertifikacijoje ir tiesiog pagal tai yra parenkama medžiaga. Vaikinas laboratorijoje sugaišta visą dieną. Ir nors pats procesas nėra labai ilgas, tačiau prie detalių dirbama jau keletą mėnesių. Dabar belikę tik jas išpjauti. Vieną detalę staklės užtrunka pagaminti apie valandą laiko priklausomai nuo to, kokia tai yra detalė. Jeigu imant, kad tai yra, kaip dabar matom, šis korpusas, tai kažkur užtruktų apie valandą laiko pagaminti. Jeigu plonesnės detalės užtrunka ilgiau, nes jos yra liaunos, tiesiog mažesnė apdirbimo režimai ir tai užtrunka truputėlį daugiau laiko. Pirmasis lietuviškas palydovas LitSat 1 į kosmosą kils gruodį.